Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos radio laida MC Merkinė, radio stoties FM 99 bangomis, Pietų Lietuvos radijas, istorikas Žygimantas Bružinskas, menininkas Algimantas Rokas Černiauskas, prie pulto kaip visuomet Liudas Ramanauskas. Ir šiandieną mes kalbame jums apie Merkinės gyvenimo atodangas. Iš tikrųjų visko vyksta tiek daug, mes net nežinome, kiek mes spėsime visko papasakoti apie aktualijas šiuo metu mus liečiančias, bet pradžiai Žygimantai, labas. Labas. Seniai matėmės. Tai jo, nebuvau čia 60 dienų turbūt kokias, tai čia tiek tų įspūdžių, kad aš čia bandžiau kažką susirašyti, bet galim ir pasiklystose jau mintyse, kiek iš tikrųjų visko buvo per tą laiką, o šiaip, aišku, klausytojus reiktų pasveikinti su jau kiek anksčiau prasidėjus ir kaminų valymo sezono, ir kai kas ir žiūri ir šildymo kainas, ir diskusijos didelės kyla, kiek kas mokės. Aš įsikraustęs į Merkinę, jau galutinai galiu tik pasakyti, kad didmiesčių problemos nelabai mum rūpi, te lieka paprasta kietoji kuro medžiaga ir išvalytas kaminas, tai palinkėsiu kitiem irgi susitvarkyti savo krosnis ir šildymo sistemas. Aš galvojau, nuo kokios džiugios naujienos pradėti šią mūsų radio laidą ir ko gero labiausiai mano širdį sujaudinęs įvykis pastarąjį mėnesį, tai buvo tokia žinutė. Mane pasiekė toks muzikos albumas su tokiu pranešimu Jonas Mekas Zebulone. Netgi praėjus 2 metam po jo 100-ojo gimtadienio Jonas Mekas padarė stebuklą, jis mane privertė pirmą kartą nusipirkti skaitmeninį albumą. Nes kai aš išgirdau tą muziką, aš supratau, kad mano gyvenimas buvo tuščias iki to laiko. Iki to skaitmeninio albumo. Iki tol, kol aš neišgirdau Jono Meko Zebulone. Ir aš noriu visiems palinkėti kartu išgyventi šitą jausmą ir kartu pabūkime laisvėje su Jonu Meku. Jonas Mekas Zebulone. Galime paklausyti tą įrašą. Jį man prieš savaitėlę atsiuntė mūsų radijoje dažnai minimas Paulius Gadeikis, jam neabejoju, jį parodė Dalius Naujokaitis, kuris pats groja perkusiją. Tame albume visą tai rašyta Brukline, buvo toksai džiazo klubas Zebulonas, kuriame Jonas Mekas lankydavosi ir karts nuo karto tiesiog ateidavo į sceną ir kartu su profesionalia grupe tiesiog pasileisdavo į poezijos fluxų šėlsmą. Ir neturite? Neturite. Tai aš jums tada persiusiu. Ir mes tada grįšime prie Jono Meko neužilgo temos. Šiaip Jonas Mekas, jo asmuo mus atveda į kitą šios dienos aktualiją, į Merkinės kryžių kalnelį. Prieš 2 metus, kai vyko menų festivalis Aritmija, tai jinai buvo dedikuota Jonui Mekui. 95 metais jisai lankėsi Merkinės kryžių kalnelėje ir pavadino šitą vietą, ko gero, vienu įspūdingiausių pasaulinės reikšmės avangardo monumentų. Pamatęs tą kryžių apsuptyje pupsantį futbolo stadioną. Ir dabar visai neseniai, vos prieš keletą dienų pasirodė naujas leidinys, labai tuo
kukliu pavadinimu nedidelio formato Merkinės kryžių kalnelis ir ką per paslaptį mums atskleidžia šita knygelė. Iš tikrųjų, tai yra, sakyčiau, fenomenaliai pavyzdinis leidinys, kuriuo tikrai ne kiekvienas didelis miestas gali pasigirti apie tai, kaip nuosekliai pavyko knygos sudarytojui papasakoti visą istoriją nuo pat atgimimo pradžios iki šių dienų, apie tai, kaip vystėsi, kaip plėtojosi atminties įamžinimo būdai, metodai, visa strategija. Šitoje knygelėje yra labai nuosekliai surašyta su gausiamis foto iliustracijomis ir pasakojimais. Nuo pirmojo padėto paminklinio akmens iki šiuolaikinio džiazo festivalių tenai vykstančių. Aš dar pridėčiau, kad leidinys yra fenomenalus ir tuo, kad jį kol kas galit gauti tik Merkinėj. Ir dar kalbant apie būtent pristatymo formas ir tą kismą, turbūt atminties ar supratimo apie tą vietą, ta tokia transformacija, tai mes irgi kažkaip su Algimantu pradedame nešti naują atminties tą kultūrą, tai kiekvienais jau metais, jau 2 kartus tą esam darę, Birželio 14 dieną atminties tą valandą, tylos valandą skirti ir tiesiog tas išbuvimas tyloje, tarsi garbės sargyboje, prisimenant tas visas visuomenės valstybės netektis, yra tikrai, tiesą pasakius, kiekvienam iššūkis ir manau, tai visai pakankamai unikali forma, tai kiekvienas, kas mus girdit, jau gali dabar pradėti apie Birželio 14 galvoti ir apie Merkinę, būtent Kryžių kalnelio teritoriją. Augantis projektas, prieš metus jį pradėjęs stovėjome 2, šiemet jau 5, žmonių užklysta ir daugiau, jie pasifotografuoja. Pačioje garbės sargyboje tai mūsų būna kol kas tik tai vienetai, tikimės kitais metais bus daugiau ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau, ir galbūt vieną dieną susirinks mūsų 100. Visas buvęs stadionas. Visas buvęs stadionas, o Liudai jau turime galbūt įrašus? Dabar kol kas ne, mes neturime Jono Meko, aš girdėjau tą, bet man teks nubėgti šiek tiek ir aš sugrįšiu ir tada mes turėsime. Bet visą kitą mes tikrai turime iš to, ką šiandienai paruošė MC Merkinė, visi tie garsiniai failai, kurie visada yra labai įdomus, tikrai yra. Trūksta tik Meko, bet Meką galbūt palikime. Tai gal mes turime... O visą kitą mes turime. Turime galbūt Darių Jurevičių? Taip, be jokios abejonės, mes turime visą. Tai galime paklausyti Darių Jurevičių, pristatysiu, kas čia yra. Tos atminties formos, kurios vystėsi, keitėsi, iškilmingos kalbos, paradai, įvairios pagarbos atidavimo eisenos. Tai eksperimentinės muzikos festivalis Aritmija, buvo įvairių abejonių, reikėjo ryžtis tokiam žingsniui, kad pasikviesti avangardo menininkus ir įtraukti šiek tiek drąsesnių muzikinių formų. Ir Darius Jurevičius su grupe Vaibai Ore pristatė iš tikrųjų kraują stingdantį avangardistinės muzikos performansą, kurio ištrauką galime tada paklausyti dabar. Čia dumblą tarp nago ir mėsos yra daug vietos jūsų fantazijai. Tarp nago ir mėsos galite skraidyti, galite nardyti. Panyrame mes į gelmę, ieškome kažko nežinomo. Tarp nago ir mėsos, tarp nago ir mėsos yra tik skausmas. Tarp nago ir mėsos, tarp nago ir mėsos yra kankinimo būdai. Tarp nago ir mėsos, tarp nago ir mėsos yra nepakeliamas skausmas. Darius Jurevičius ir grupė Vaibai Ore. Merkinės kryžių kalnai. Kankinimo įrankiai, šaukštai ir peiliai. Adatos, adatos.
Persiritome per kalną. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Prieš bėgant prie kitų temų, trumpai dar paminėsiu, kuo šitą knygelę aktuali ne tik Merkinės kontekste, bet iš tikrųjų yra daug tų istoriškai jautrių vietų Lietuvoje, kurios atsiduria dažnai kryžkelėje, kaip jos turėtų vystytis toliau, kaip judėti, kaip plėtotis. Ir viena iš tokių vietų, kur pastaruoju metu labai dažnai yra linksniuojama, tai yra Vilniaus Lukiškių kalėjimas, kurio kontekstai tiesiogiai persipina su Merkinės Kryžių kalnelio kontekstais, ne tik dėl partizanų istorijos apskritai, visos pokario aukos istorijos. Ir net ne tik pokario. Ir ne tik pokario. Dar 19 amžiaus sukilimai. Taip, Lukiškių kalėjimo aplinkoje. Tai ir po to, kai prieš porą metų iš Lukiškių kalėjimo buvo padarytas vienas didelis klubas, ne tik klubas, bet ir menininkų kolonija, tenai jie darbuojasi ir viskas tuo yra gerai, bet buvo pasigesta atminties įamžinimo taškų. Tai Kryžių kalnelis pasakoja tokią unikalią ir labai nuoseklę to atminties įamžinimo kelionę iki festivalio. Tai tiek. O tęsiant dar temą, būtent tas susijusią su pokario kovom, atminties tą kultūrą, kartais disonanso savokas, tai galbūt jau kai kam teko girdėti, nacionalinio transliuotojo eteryje jau tas buvo pasigirdę, pasirodė, kad Merkinė kartu su Šiauliais yra tos vietos, kur tai nėra dar galutinis, verdiktas, nes iki šiol išlieka dar aišku finansavimo klausimai, vis dėlto ir laikas pakankamai nėra apibrėžtas, nes pats projektas vis tiek yra pakankamai sudėtingas ir netoks jau dažnas Lietuvoje. Tai tokia idėja gimusi kartais pasvarstymų lygmenį, bet kai prieš porą metų buvo nukeltas sovietinio kario, tas paminklas, stovintis Merkinės sovietinių karių kapinėse, tai šiai dienai vystama mintis iš esmės netgi tokių vakarietiškų pagrindų galbūt desovietizuoti tas erdves, kai kas ne tiek, kad vakarietiškų, bet būtent karių atminties, tų antro pasaulinio karo žuvusių pagrindų tą patį padaryti ir su sovietiniais kariais, tai iškelti juos iš Merkinės į Varėną, tuos kapus ir iš tikrųjų sukurti galbūt Varėnui tą pagrindinį žuvusių Raudonosios armijos karių, tą tokį kaip ir memorialinę vietą, o Merkinės ta vieta, pakankamai argumentuojant, tą irgi galima pasakyti, kad, kur sovietinių karių kapinės, tai toj vietoj stovėjo Švento Petro bažnyčia. Ir mes kažkaip, kartais tas disonansas irgi atskleidžia irgi įvairias temas, iš to gimsta daug įvairių idėjų. Bet visa ta idėja, aš pat, pavyzdžiui, kilusi tarp mūsų ir vidinių diskusijų, kažkaip pats neprieštaravau ir kažkaip tas matosi, skinasi kelią. Tai eigoje matyti perspektyvoje ta Švento Petro kalva, ant kurios yra dabar sovietinių karių kapinės, ateityje taps tiesiog pakankamai to senojo miesto galbūt labiau atminties vieta, to senojo miesto kapinyno netgi vieta ir tokia tam tikra rekreacinė zona ir netgi verta būtų pamastyti apie tam tikras meninės formas, kurios įprasmintų visą irgi be galo sudėtingą tos kalvos istoriją, kur yra prie pat šalia Merkinės to paties Kryžių kalnelio. Tai Merkinė yra tokia nusėta tokiam labai be galo stipraus šarmo diskusiniam erdvėm, kur prie kiekvieno taško prisiliesi ir gali net ir nacionaliniu mastu iškelti tam tikrus klausimus. Tai Merkinės sovietinių karių kapinės irgi ko gero ateityje ten liks irgi tam tikrų istorinių žymeklių, nei esama realybė. Tai toks judantis dalykas šią temą, o keliaujant toliau, tai iš tikrųjų irgi praėjęs mėnuo man buvo irgi pakankamai labai be galo intensyvus ir
daug tų įvairių projektų ir renginių ir gal vis tiek čia galima kalbėti iš tikrųjų visą laidą, vien kokios tos idėjas, kokios kilo iš to, kaip jos atsirado, bet vienas iš tokių tarptautinių projektų, kuris dabar yra vystamas, tai tarp Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, tai yra The Belt of Vytautas, ukrainiečiai tokį pavadinimą sugalvojo, tai Vytauto diržas, šiaip iš tikrųjų Baltarusijoje yra žinomas toks rastas, siejamas viduramžių kaip relikvija, kuris sėtina su didžioju kunigaikščiu, tai toks projekto pavadinimas, tai apjungsiantis būtent Lietuvoje, Lenkijoje ir Ukrainoje buvusias pilis Vytauto didžiojo, tai esančias arba tik tai jų vietas, tai kaip ir Piliakalnius, tai iš tikrųjų Lietuvos teritorijoje tai į šį projektą buvo įtrauktas tik tai kol kas, bent jau Vilnius, Trakai, na kaip iš Trakai akivaizdu, Vytauto tėvoninė žemė, sostinė Vilnius ir Merkinė. O toliau Lenkijoje tai yra tokios vietovės kaip Drohičinas, Mielnikas, toliau Ukrainoje visa eilė tų pilių, nuo Lucko ir taip toliau, tai būtent tas skaitmeniniu pavidalu pristatomos tos pilis, netgi rekonstrukcijos, prie kurios man irgi teko prisidėti, tai manau formuojas visai gražus toks jungtinis, būtent apie bendrą istoriją kalbantis turinys ir aš tų tarptautinių kelių iš tikrųjų labai pasigendu. Čia galim kalbėti ir apie turizmą, ir apie tos mūsų tarptautinius gebėjimus kartais komunikuoti, sukurti tam tikras turistinius pasakojimus, kurie mus labai paprastai sujungtų. Tai va Vytauto tema, manau, visiems yra primtina ir labai po truputį gražiai realizuojasi. Negana to, dar irgi va būtent kalbant ir siejant ir tą rusienišką temą, ir būtent ukrainiečių temą, tai Merkinėje mes pristatėm parodą apie unitus, būtent Vilniuje buvusių unitų cerkvių istoriją, bet pačioj parodoje iš tikrųjų atskleidžiama ir visas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekstas, ką aš visada pabrėžiu, tai pavyzdžiui Vilniaus barokas, kaip meninė forma, kaip objektas, kaip kūrinys, kaip reiškinys, jis į Lietuvoje yra tiesą pasakius neįvertintas ir nesuprastas iki šiol, kad tai buvo iš esmės vizualiai tiesioginis simbolis, kuris tiesiogiai sietina su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė. Tai čia kaip mes, pavyzdžiui, važiuojame kokias nors vakarų šalis arba buvusią, nežinau, tarkim, Prūsijos teritoriją, net ir Lenkijoje dabartiniai, tu kirti buvusią sieną, tu atpažįsti pagal čerpes, mūrinius pastatus, kad čia kažko būta, pavyzdžiui, pagal kryžiuočių pilis ir taip toliau. Tai Vilniaus barokas irgi, Vilniaus baroko objektai irgi yra ženklai, kaip esminiai ženklai, pagal ką tu gali atpažinti buvusią Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Bet būtent Vilniaus barokas yra ir unitų Lietuvos ir Lenkijos abiejų tautų respublikos unitų, tokios kaip religinės bendruomenės, svarios bendruomenės, organizacijos, irgi vienas iš raiškos objektų, kuris caro laikais buvo visai kaip naikinamas. Tai keitė į tą rusišką, maskvietišką stilių, tas cerkves, aišku, sunaikinta visa unitų bendruomenė, bet buvo labai simboliškas momentas. Merkinėje apsilankė ir švenčiausios trejybės Bazilijonų vienuolyno prioras Mikolajus ir jisai apsilankė buvusios Merkinės unitų cerkvės vietoje. Mes tokią simbolinį momentą padarėm, pats muziejus įrengė ten informacinį stendą ir buvo netgi paties prioro, iš esmės kunigo švenčiausios trejybės cerkvės arba bažnyčios, netgi sukalbėta senoji unitiška malda, pagerbent ir tą seną Merkinės rusienišką bendruomenę. Tai toks jautrus, iš tikrųjų, sugrįžimas unitų į tą senąją Merkinės cerkvės vietą, kuri visai stojo ne miestelio teritorijoje, o prie Merkio upės, atrodo kažkur nuo šalyno Merkinės, apie kurią net merkiniškai daugelis nežinojo, tai kažkaip muziejus pats prisidėjo prie to, kad aktualizuotas temas ir kažkaip kartais net ir labai sudėtingas, kad net ir tarptautinės tas temas, net daugelis turbūt unitų net nelabai atpažįsta ir žino, kas tai yra per tema, o ta pati paroda apie Vilniaus baroką ir taip toliau mano minėta, tai man buvo, kaip ir esminis svarbus dalykas ją parvežti į Merkinę, dėl to, kad aš pats ją kuravau, pats prisidėjau prie jos ir labai simboliškai buvo Vilniaus rotušėje vyko paroda apie Vilniaus unitus ir pagrindinis oficialus partneris buvo ir yra Merkinės muziejus. Tai teko prisidėti Merkiniai prie Vilniaus edukavimo, tai sostinės edukavimo įvairiomis temomis. Tai
tokie du gal pagrindiniai vykę, bet galim dar pakalbėti, Algimantai, ir apie grybų šventę, kuri irgi Varėnoje vyko, labai svarbus. Greitimoje kunigaikštystėje, kasmetinės sensacingas, amžinai pribloškiantis renginys grybų šventė. Tai mes su Žygimantu 2 metai tenai darbuojamės ir statom Merkinės protekcionistinę instaliaciją, bandome plėtoti tam tikrą paviljono idėją, kuriame vystame tam tikrą apie irgi Merkinės istorinius taškus pasakojančią parodą. Tai šiais metais net ne vienas politikas ir pats juokavo galiausiai socialiniuose tinkluose, kad grybų šventėje politikų buvo daugiau negu grybų. Ir tas buvo tiesa, tos politikos dabar iš tikrųjų tiek daug visur. Merkinėje gal net niekada nebuvo tiek daug politikos reklaminių portretų, iškabų, stendų. Ir dailių portretų. Dailių labai gražus visi. Čia kiekvieną galima atskirai aptarti pagal spalviškumą. Vieni daktarus primena, vaistinių reklamų. Rafaelio paveikslų nulipę tiesiog asmenys. Tai džiaugiamės matydami juos visus. Aš čia prieš kelias dienas ruoždamasis laidai pagalvojau, bet paskui atsisakiau tos minties tokį audio takelį ir paprašiau dirbtinio intelekto, kad parašytų atvirų melų grįstą politinę reklamą, kalbą, tai ta prasme sudėjo visus reikalingus taškus, mes galime juos neklausykime, nenuodykime savo eterio tais melais, brangus, mėly Lietuvos žmonės. Bet aš galėčiau, aišku, paprieštarauti, turim demokratinę sistemą, nuo to nepabėgsi, aišku. Ne visi politikai yra melagiai. Net faktas. Bet turbūt tą kartumą palieka, mes negalim turbūt čia jokių politinių reklamų ir jokių kontekstų kalbėti, bet kartais susidūrus su tam tikrais, kartais net akivaizdžiai antivalstybiniais veikėjais, tai tas kartumas lieka gerklėje. Tai mes pasirinkom tokią taktiką grybų šventės kiemelėje daryti taip, kad ne mes lauksim, kol jie prieis ir siūlys mums lankstinukus, o mes patys prie jų prieidavom ir siūlydavom visokius reklaminius lankstinukus ir taip toliau. Tai mes taip kažkaip atsigynėm ir jautėmės visai nesusigadinę nuotaikos. Tai iš esmės grybų šventė yra neblogas žvejybos laukas, sakykime, ir tikrai galima prasmingai praleisti laiką, o šiaip tai nors anksčiau aš pats šiek tiek bodėdavausi to renginio, ilgainiui supratau, kad linkiu jam elementarios pasaulinės šlovės grybų šventė ir tik tai augti ir būti kuo įvairesnė ir spalvingesnė. Tu pats turi jame rasti savo formą, kaip mes miestelis, manau, tą pradėjom rasti ir kažkaip mes labai, sulaukiam puikaus dėmesio ir patiems įdomu galiausiai. Tai tampa ir komunikacinė forma, ir Merkinės reprezentacinė ta tema kalbant. Tai, pavyzdžiui, kabė Švento Roko paveikslas, tai tokia centrinė figūra. Ir Vladislavo Vazos paveikslas. Vladislavo Vazos portretas. Ir Vazos namo maketai. Bet ten gobelenai iš tikrųjų. Gobelenai, kinietiškas karinis dronas eksponuojamas. Tai va, tai tokių įdomių labai daug temų radome, tai grybų šventai, o nuostabus renginys, ta prasme, jau pradedam laukti, tikrai, kiekvienais metais mes jo. O mačiau, Žygimantai, burmistras Merkinėje keičia stogą rotušei. Ai, tiksliai, dar šitas irgi objektas svarbus man Merkiniai, tai irgi pradėjom tvarkyti tą senąją, jau 8 metai, kai mes esam pastatę Merkinės centre, Merkinės rotušės maketą, tai teko jau tvarkyti stogą, tai irgi nenuilstantis darbas visais frontais. Vėl grįžtam prie statybų sektoriaus. Mes su Algimantu, kaip minėjau, čia juokas, bet mes turim neoficialią įmonę visi plebėjų darbai. Merkiniai, kur darom visokius meninius objektus, kur tiesiog reikia statybinių priemonių. Merkinėje reikia labai daug visko pastatyti, viskas yra tuo asfaltu aplieta, kur žmonės atvažiuoja ir mato tiesiog, kad yra didelis parkingas, o kad po juo glūdi tie visi vienuolynai, tai
ne kiekvienas. Nu, turėkime omeny, kad aišku, mes apie tos projektus vieną po kitą kartais išgirstame, žinome, tai aišku yra paruoštas tiek projektas Vazos namai, apie kurį aš jau 100 kartų kalbėjau, apie Merkinės aikštės rekonstrukcijos projektas, tai tas gatvių pertvarkymo darbai, tai galbūt ateityje ta Merkinė gerokai pasikeis, bet šiai dienai turim, ką turim, tai visai ją ir įveiklinam visomis formomis. Valerijos klezmerių orkestras. Dar nuostabus dalykas. Įvyko toksai stebuklas, išsipildė Pauliaus Gadeikio pranašystė ir į Merkinę pamažu grįžta žydai ir įvyko po ilgo laiko, po beveik 100 metų klezmerių muzikos koncertas Merkinėje. Apie ko mes kalbam? Grįž žydą į Merkinę. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Tai nėra vienintelė žydiška muzika skambėjusi pastaraisiais metais Merkinėje. Ritmės festivalio metu turėjome šiek tiek radikalesnį netgi skambesį, šiek tiek radikalesnį, labai radikalų. Tai menininko iš Grenoblio Noise Ladder sugrota kompozicija, triukšmo muzikos tema, kuri iš tikrųjų labai tinkama galbūt šiek tiek atspindėti holokausto keliamiems košmarams. Tai toks trumpas, abstraktus ūžesys iš jo paties konstruotų sintezatorių. Tai pusės minutės toks intarpas. Merkinės avialinijos. Noise Ladder, triukšmo kopėčias, Grenoblis, Lietuva. Merkinės avialinijos. Gerai. Buvau išvažiavęs į meninę rezidenciją prieš savaitėlę į Kroatiją ir Zadoro mieste teko aplankyti tokią netikėtą su mūsų plėtojama tema susijusią vietą Vargonai. Mums amžinai svarbus yra šiame radijoje ir ten yra toksai įspūdingas monumentalus objektas jūros Vargonai. Tai vandens krantinėje, jūros krantinėje toksai 10 metrų ilgio instrumentas reaguojantis į vėjo ir bangų stiprumą ir išgaunantis subtiles harmonijas ir prie jo renkasi tiesiog įvairiausi žmonės, vienuoliai su abitais, pankai,
moterys besideginančios, visi susirenka ir išgyvena tą būti prie tos vargonų muzikos, tokiam nuostabiam kažkokiam šventume tiesiog. Ir turime tokį nedidelį iš ten atvežtą audio irgi įrašą, kuris mus nuves Merkinės vargonų aukciono link. Merkinė. MC Merkinė. Fantastika. Visko Merkinėje yra, tik tai trūksta jūros. Bet kai įsiklausai gerai, tai išgirsti kaip jūra ošia, o kartu su jūra ošia ir vargonai. Aukcionas. Vyksta meno kūrinių paieška labdaros aukcionui Merkinės vargonų atnaujinimui. Kūrinių paieška iki lapkričio 1 dienos. Aukcionas – šventinis renginys lapkričio 30 Merkinėje. Susisiekite su mumis merkinėsvargonai.lt. Muzikos instrumentų karalius yra vargonai. Girdėjome aktoriaus Vlado Baranausko balsą, jisai yra mūsų aukcionų vedantysis, taigi norintys išgyventi, patirti tikro ir įstabaus aukciono dvasią, tai kviečiame į patį tikriausią aukcioną, kol kas pirmą tokį mūsų rajone, šventinį, dedikuotą tokiam tikslui parduoti meną dėl meno, suburti muzikos instrumentą, parduodant meno kūrinius. Taigi kviečiame Alytaus ir ne tik Alytaus, mūsų girdinčius radio laidos beklausančius menininkus, kūrėjus, amatininkus prisijungti prie šios akcijos ir galbūt paaukoti meno kūrinį, paaukoti kokį dirbinį, ar keramikos objektą, ar kokį rankdarbį, kas tai bebūtų, kuris vėliau bus išstatytas šventinėme renginyje ir bus renkamos lėšos Merkinės vargonų atnaujinimui. Tai prašome susisiekti su mumis mcmerkinė@gmail.com ir aptarsime kūrinio perėmimo aplinkybes ir sąlygas. Puiku. Aš dar gal keliaujant į tokias anonsinės temas, tai spalio 18 dieną laukia būtent Vinco Krėvės, kaip pasakyti, gimtadienio šventė, būtent Vinco Krėvės literatūrinės premijos įteikimo visas didžiulis renginys, būtent Vinco Krėvės memorialinė muziejai name Subartonėse, tai kiekvienais metais tikrai vykstantis toks savotiškas renginys, toks tarsi rudeninė šventė. Aš kažkaip nuo vaikystės ten visada būdavau, dalyvaudavau ir iš tikrųjų susibūrė daugybė žmonių į tą mažytį, atrodo, jis taip sumažėja, kuo daugiau žmonių, to labiau sumažėja tas Vinco Krėvės gimtasis namas, tai labai specifinė aura, tiek pagerbent patį rašytoją Krėvę, tiek ir iš tikrųjų būtent atšvenčiant ir tą literatūrinės premijos dalį. Ir kažkaip galbūt dar reikėtų paminėti apie patį Vincą Krėvę, jis dabar susilaukia tokios įvairios kritikos dėl jo dalyvavimo būtent liaudės vyriausybės veikloje. Aš kažkaip visada tokioje stoviu gynybiniai pozicijoje būtent Vinco Krėvės asmenybėje, nes
Vienaip ar kitaip, kalbant apie kitus dalyvausius toje veikloje, jo yra ne viena įrašytinė, net ir balsinė medžiaga, kalbant būtent tą temą, kuris tiesiogiai smerkia Sovietų Sąjungos įsiveržimą į Lietuvą, Lietuvos okupacijos faktą, tuos tokius svajingus net pasvarstymus, kad Lietuva vis tiek išsivaduos kažkada iš šito buvusio teroro ir to baisumo. Ir atkreipkite dėmesį šiaip apie Vincą Krėvę, jo pati asmenybė buvo panaudota ir sovietiniai propagandai, muziejus taip buvo įkurtas sovietiniais laikais, bet atkreipkite dėmesį, viskas buvo pradėta daryti tik po jo mirties, kada buvo aišku, kad jisai nebepasakys kažko ir neištransliuos kažko, kas yra netinkama sovietiniai agitacijai, sovietiniai propagandai. Ir verta atkreipti dar tai dėmesį, kad Vincas Krėvė būtent grįžus sovietinę armiją į Lietuvą buvo paskelbtas Sovietų Sąjungos kaip valstybės išdaviku. Tai šita irgi labai detalė, labai svarbi. Tai aš manau, kad tą dėmę Vincas Krėvė nusiplovė tikrai tą dalyvavimą, tą liaudės vyriausybės veikloje ir matyti, tai buvo tam tikri skaičiavimai ir nepaskaičiuoti skaičiavimai, bandant išeiti iš to smetoninio režimo visų subtilybių, kurios irgi prisidėjo prie tam tikro visuomenės suskaldimo. Bet turbūt ta tema ne ta, bet būtent Vinco Krėvės nuopelnai Merkinei, Dainavos kraštui yra neįtikėtini. Ir aš jį vadinu kaip ir esminiu tarpukario Lietuvoje Merkinės influenceriu. Gal mes kartais ką bandom daryti čia ir kalbėti ir per visais frontais. Tai Vincas Krėvė vieno žmogaus asmenyje sugebėjo suformuoti legendinės Merkinės įvaizdį knygose, leidiniuose ir netgi vėliau, tikrai net iki Antrojo pasaulinio karo, Merkinė tiesiog natūraliai buvo suprantama kaip vienas iš istorinių centrų. Tai Vincą Krėvę būtina gerbti, pagerbti ir manau, kad būtent spalio 18 diena yra visiems tinkamas ir geras laikas ir kviečiame tikrai apsilankyti ir turėsim gražią, puikią šventę renginį. Šiek tiek pašnekėjome kartu skambant vienam iš įrašų, kad gal visgi būtų įdomu paklausyti tą dirbtinio intelekto atvirų melų sukurtą kalbą. Ai, tu čia toks šuolis į politinės vingrybės. Įskaitė irgi dirbtinis intelektas. Dirbtinio intelekto kūrinys politinėmis temomis. Retušavau partijos pavadinimą. Mieli piliečiai, šiandien stoviu prieš jūs ne tik kaip kandidatas, bet kaip partijos lyderis, partijos, kuri transformuos mūsų šalį į vietą, kurioje kiekviena svajonė taps realybė. Mūsų partija atstovauja vienybei, klestėjimui ir ateičiai. Ir, vadovaujant mums, pažadu jums. Skurdo panaikinimas. Daugiau niekas mūsų šalyje negyvens skurde. Įvesime visuotinės bazinės pajamas, kurios garantuos finansinį saugumą kiekvienam piliečiui, nesvarbu, ar jis dirba ar ne. Maistas, būstas, sveikatos priežiūra, viskas bus užtikrinta kiekvienam žmogui su... Mūsų pažada. Galas mokesčiams. Mūsų panaikins gyventojų pajamų mokestį amžiams. Taip, teisingai, daugiau jokių mokesčių. Mūsų ekonomikos modelis finansuos visus šalies poreikius ir tai nepareikalaus nė cento jūsų pajamų. Išlaikykite viską, ką uždirbate, mes finansuosime kelius, mokyklas, infrastruktūrą ir dar daugiau, nedidindami mokesčių. Taigi norime pabrėžti, kad šita kalba, kurią girdėjote, yra sugeneruota dirbtinio intelekto įvedus užklausą, ar jis gali parašyti politinę kalbą pagrįstą atvirų melu. Ir dar pridėčiau turbūt tai, kad nepaisant dirbtinio intelekto atviro melo, politinėse, net ir skirtingose kryptise labai atpažįstami kai kurie politiniai manifestai yra girdimi šiomis dienomis. Tai eidami prie balsadėžių tiesiog pagalvokite apie tai. Pažvelgti kritiškai, atpažinti, nuskanuoti tos šablonus, tos tuščius pažadus nuo realaus konstruktyvaus turinio, kurį kalba politikai. Taigi linkime dalyvauti, būti aktyviems, nes tai yra svarbu. O toliau Jonas Mekas Zebulone, tai yra kita šiek tiek pasaulio pusė, mes kalbėjome apie
kankinius, apie politinės intrigas čia vietoje. Jonas Mekas yra tas žmogus, kuris sugebėjo irgi nelengvų kelių, bet katapultuotis kažkada iš Lietuvos į New Yorką, į kitą Atlanto pusę. Irgi šiaip aplinkybės, irgi kančios aplinkybės. Kančios aplinkybės. Ir jisai tą Lietuvą išsinešė viduje ir jisai išsaugojo tas semeliškės viduje ir tapo tokiu neatsiejamu, mūsų Lietuvos, netgi ko gero laisvos Lietuvos meno šiuolaikinės kultūros scena yra neįsivaizduojama be Jono Meko šviesulio, be jo asmenybės. Ir yra Brukline įrašytas albumas, neseniai Daliaus Naujokaičio pastangomis ir draugų jo išleistas Jonas Mekas Zebulone. Fantastiškas, absoliučios laisvės muzika. Taigi turime trumpą fragmentą, paklausykime. Merkinės avialinijos, ponios ir ponai, Jonas Mekas, Zebulono planetoje. Merkinės avialinijos. Mieli keleiviai, sveikiname nusileidus Keturių upių santakos aerouoste. Jūsų vardai MC Merkinė. Ėjome iš miestą link kaimo, kur žmonės babaimis rūkauja su ainė. Saka, atrodo, strainė rimauji truopinė, sės prie stalo pajiesiam skanę, užgersiam, mats nepabūsiam pakainę.